žodis suteikiamas direktoriui Aidui Aldakauskui. Brūkšnelį matematikai. Gerai, ačiū Valdai. Jo, iš tikrųjų smagu, kolegos, kad ir šiandien beveik 300 mūsų čia susirinko. Ir jeigu vakar truputėlį uždarinėjom tematiką dėl pagrindinio ugdymo matematikos programos ir jos pabaigos, sakykime, kuri baigėsi pasiekimų vertinimu, tai šiandien turim ne ką mažiau svarbę dalį dėl vidurinio ugdymo. Girdžiu, kad Valdas pasiruošęs, jeigu reikia dar vieną sesiją padaryti. Manau, kad vis padiskutuojam ir apie tai, kad mums nereikėtų į paraštės kažkur padėti ir pradinio ugdymo matematikos dalies. Turbūt ten skaityti ir pasinagrinėti, pasiaiškinti, kas yra tarp eilučių, yra nemažiau svarbu. Tai iš tikrųjų esu matematikos mokytojas ir, kaip ir sakiau vakar, tiek pat džiaugiuosi ir priimu naujovės, kurios yra, tiek pat skauda, kai kažkas nesiseka su ta matematika. Negėda niekada prisipažinti ir viešai, kad bandau vis dar patikėti, kad galiu padaryti ir pirmąją egzamino dalį, ir tarpinių patikrinimų, antrąją, galiu kažko ir neįspręsti. Gyvenimas yra gyvenimas. Ir metodinės dienos, kurios prasidėjo prieš, beveik jau mėnesį, ne visiems taip gerai baigėsi, kad tik ta viena diena ir užsibaigė. Tikrai džiaugiuosi dėl to, kad vyksta konsultacijos ir ačiū, kad susirenkat, kad randat laiko po pamokų. Realiai, kur jau kada, bet rugsėjo mėnesį šitas laikas būna mokytojams tam, kad galėtų pasiruošti ateities darbams, pamokoms ir galėtų vis drąsiau spalį, lapkritį ir visą kitą likusį sezoną eiti į pamokas. Tai vis tik tai rodo, kad jums rūpi. Išgyvenam iš tikrųjų nemenką pokytį ir turbūt viduriniam ugdyme matematikoje tie pokyčiai yra dar labiau išreikšti negu pagrindinio ugdymo programoje. Bet tai, kad Valdas pasirinko tokį kalbėjimosi žanrą su matematikais, pats būdamas irgi matematikų profesionalų, rodo, kad ir mums rūpi, kad tai, ką dar prieš metus vadinome nauja, palaipsniui taptų sava, nes jokių kitų senų programų nebelieka, lieka tik bendro ugdymo, bendroji programa, kurią reikia mums įgyvendinti. Tai iš tikrųjų ačiū Valdui ir už tą tokį stilių pasirinktą kritikuojančio draugo, kad galim pasakyti, ką galvojam, galim parašyti, ką galvojam ir smagu kaip tik pasakyti, kad pirmadienį išsiųstas laiškas matematikos asociacijai neliko be atgarsio, grįžo, tarėmės ir derinimas toliau, kada galėtume susitikti ir aptarti bendrus veiksmus ir darbus, kaip toliau galėtume vieni kitiems padėti ir vieni kitus pastiprinti. Tai dar kartą dėkodamas už tai, kas čia vyksta, šitam gražiam sambūrį, sakau gero vėjo ir lengvo likusio rugsėjo. Pradedu tada 3 gimnazijos klasės turinys. Šiandien tik 3 gimnazijos klasės, tikrai nespėsim. Per tas minutės geriau, sakykime, eiti lėčiau, bet galbūt pasiaiškinti rimčiau kai ką. Tai yra, ką galima gero pasakyti apie 3 gimnazijos klasę. Tai pirmiausia, kad mes turim 6 pamokas per savaitę, kad mes turime 1 pamoką modulį, tai yra geometrijai jisai skirtas tas modulis. Pirmojo seminaro metu rodžiau to modulio medžiagą, kokia jinai galėtų būti, to modulio medžiaga. Kaip mokytojai galėtų planuoti tas 34 savaitės, 1 pamoką per savaitę geometrijai mokyti. Dabargi galima dar pasidžiaugti tuo, kad iš esmės mes turime 3 klasėje vadovėlį ir galiu drąsiai teikti tiem, kam kažkas tai nepatinka, tai gali naudotis ir senaisiais vadovėliais. Bei būtent rekomenduočiau ir
asmeniškai perskaičiau, pasižiūrėjau, tai yra ir Mockaus knygas, tai yra čia jokių būdų ne reklama kažkokia, tai o jeigu ir reklama, tai aš, sakykime, taip nepergyvenu dėl to, tai yra, sakau, ką galvoju, ir būtent Mockaus knygos, tai yra, jau matėt, tai yra gana sunkios, tai yra kai kur tiesiog žiauriai perlenkta lazda, bet tai yra kryptis, į kur eina pasaulis, į kur visi orientuojasi, ir būtent matematikos mokymas paskutinėse klasėse vis sunkėja ir sunkėja, niekur mes nuo to nepabėgsim. Tai yra toliau šitas turinys, kurį jūs čia matote ekrane ir kurį rodžiau anksčiau, sudarytas 30 savaičių, pasiliekant rezervą. Tai yra pasiliekant rezervą, mes patys suprantam, kad 4 savaitės dingsta vienais ir kitais būdais. Tai yra būtinas diagnostinis darbas ir būtinas pasirengimui pirmai daliai, pirmai daliai pasirengimui skirti būtinai laiko. Tai yra į visus teminius ar ilgalaikius planus, tos dalykus reikėtų įtraukti ir be kalbų reikėtų tam skirti rimtą laiką. Toliau, einam prie išplėstinio kurso konkrečių temų, tai yra išplėstinėme kurse, tai kaip ir bendrajame kurse, tie kursai dera, kas dalyvavo seminaruose iš bendrojo kurso, tai tas, kas buvo pasakyta bendrajam kursui, tai tinka ir išplėstiniam be abejo, viskas dera. Tai skaičiai ir skaičiavimai, pirmoji sritis, kur yra pati svarbiausia sritis. Tai yra daugam gali nepatikti, kad skaičiam ir skaičiavimams yra būtent skiriamas dėmesys, bet nesuprantant šitų dalykų, kurie yra susiję su skaičiais ir skaičiavimais su šita sritimi, tai kalbėti apie supratimą, kad aš matematikoje kažką suprantu, yra tolygu tas pats, kas nesupranti, apie ką kalbėti. Algoritmus moku, o svarbiausia yra suprasti, kas tas yra skaičius. Mokinys turi suprasti, kad 2 pakelta šaknis iš 2 tai yra skaičius, mokinys turi suprasti, kad sinus 2 laipsnių yra skaičius, kad sinus 2 yra skaičius, kad logaritmas 13 pagrindų 7 yra skaičius ir taip toliau ir panašiai. Tai yra šito nesuprantant, eiti toliau, tai yra, sakykime, taip supratimo prasme, yra praktiškai be šansų, viso ko pagrindas yra skaičius. Tai yra, aišku, čia viskas prasideda nuo skaičių aibių nagrinėjimo ir nagrinėjant skaičių aibės prisireikia aibių simbolikos. Aibių simbolikos ir tam tikrų specifinių dalykų. Tai yra, jeigu mes šnekam apie veiksmus su skaičiais, kaip po tokiais sudėtis, apimtis, daugybė, dalyba, logaritmavimas, išvestinė ar ten integralas, aš čia taip jau iki pat galo nuėjau, tai kalbant su aibėmis, tie veiksmai pavirsta sąjungą, sankirtą skirtumų, toliau nenueinam. Taip, tai užtenka sąjungos sankirtos skirtumo. Pabrėšiu taip trumpai, drūtai, kas čia yra parašyta, tai visą tai jūs gausite, bet gausite ne šiandien, o gausite tada, kada bus baigtas seminarų ciklas, tai yra kitą savaitę. Pilną medžiagą gausite, dabar jeigu labiau staiga reikia, tai galite tuos, sakau, vadinamus print screenus darytis. Tai yra, kokių dalykų prisireikia kalbant apie aibės, veiksmus su aibėmis. Tai yra, jeigu programoje tiesiogiai nenurodyta, pavyzdžiui, kad reikia aibių po aibio, tai nereiškia, kad jo negali būti, nes, pavyzdžiui, parašyta, kad yra toks sakinys nagrinėjama realiųjų skaičių aibės struktūra. Kaip nagrinėti realiųjų skaičių aibės struktūrą, nepasakant, pavyzdžiui, kad iracionaliųjų skaičių aibė yra skaičių aibė. Klausau, jeigu norite. Metoninės medžiagos modulyje. Šaplinskaja Elina, jūs pamiršote, kad jūs neišjungėte, taip? Ačiū. Taip. Kas čia su kuo susiję, kaip su kuo susiję, tai yra, kai aš kalbu apie tai, kas yra programoje, kaip Viktorija Sičiūnienė sakė, daktarė Viktorija Sičiūnienė sakė, kad reikia išaiškinti, kas paslėpta programą. Tai yra tas išaiškinimas, kuris yra rekomendacijose, nėra jokių būdų dokumentas. Tai yra, bet yra vienas toks dalykas, kad yra aukštesniojo gebėjimo arba aukštesniojo lygio uždaviniai, taškai, kurie bus gaunami patikrinimų metu, VB metu, tai yra būtent iš tos dalies, kuri užkoduota programoje. Tai yra neparašyta po aibių, tokia savoka, bet jinai paslėpta toj programoje. Reiškia, gali tekti apskaičiuoti, kiek
elementų turi, kiek poaibių turi aibė sudaryta iš 3 elementų. Tai yra, toks uždavinys yra įmanomas, aišku, aukštesnių gebėjimų vaikams, tai yra 15% tik sudaro. Na ir kiek, pavyzdžiui, kaip suskaičiuoti, va čia žiūriu tą 5 punktą, kaip suskaičiuoti, kiek elementų turi, kiek poaibių turi 3 elemente aibė. Tai pirmąjį elementą renkamės iš 2, tai yra įeina arba neįeina. Antrąjį elementą irgi iš 2, tai yra antras elementas į aibę gali įeiti, gali neįeiti į poaibių aibę. Ir lygiai taip pat trečias elementas įeina arba neįeina. Na tai gaunam 2 × 2 × 2 yra 2 trečiojo arba išvada 2 n-tuojo. Va. Dabar toksai vienas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai yra nagrinėjant natūraliuosius skaičius arba natūraliųjų skaičių teoriją, sakykime taip, kartotiniai, dalikliai, dalyba su liekana. Lyg tai mes turėtumėm įsivaizduoti, kad tai yra pradinių klasių kursas. Ir tiesiogiai neturėtų įeiti į mūsų egzamino užduotį. Bet programoje yra parašyta dalyba su liekana. Tai yra liekanų aibė. Tai praktiškai tai reiškia, kad viskas, kas susiję su natūralių skaičių teorija, gali būti programoje. Tai yra, tai atkreipiu dėmesį, tai yra dalyba su liekana dažnai būna sunkus toksai, niuansas, nors tai veikiama natūralių skaičių aibėje. Nieko ten nereikia, skaičiuok, rašyk, daryk ir viską gausi, ką reikia. Toks kaip samprata čia yra. Na, kalbant apie skaičių aibės ir skaičius, tai yra ypatingi skaičiai 0, 1, fi, pi ir e. Tai yra, jeigu mes skaičiuką fi jau pažinom iš pagrindinės mokyklos kurso, kur yra proporcingoji dalyba arba tiesės dalinimas į 2 nelygias dalis arba kažkokio dydžio dalinimas į 2 nelygias dalis, kurios būtų proporcingos viena kitai, tai gaunam fi. Kaip gaunam pi, tai kai kalbam apie apskritimą ir jo ryšį su skersmeniu, tai yra apskritimo ilgis ir skersmens santykis duoda pi, tai kaip atsiranda tas mistinis skaičiukas e. Čia dėja, bet prisireikia ribos, prisireikia sekų, ribos žymens, tai yra dėl to galima, kalbant apie e, iš karto įvesti ribos žymenį, limtą. Galima, aišku, jau kas tenai bijo to limt, tai galima ir be lim visų tai apseiti. Bet kas tas skaičiukas e reikėtų paaiškinti, aišku, jo vieta iš tikrųjų atsiranda ten, kur yra jau logaritmai. Taip, logaritmai, tai ten galima su juo kalbėti. Venno diagramos, atkreipiu dėmesį į Venno diagramas, tai yra, jeigu parašyta programoje Venno diagramos, tai iš karto mumyse kas kyla, uždaviniai, kurie susijęs su Venno diagramu. Nu, kiek ten vieni mokiniai tiek kalbų žino, kiti mokiniai tiek kalbų žino, abi kalbas žino kažkiek, na ir krūva klausimų su tos sieja. Pabrėžiu, kad su Venno diagramomis tai nereiškia, kad būtinai turime mes mokėti spręsti uždavinį naudodamiesi Venno diagramą. Galima jį spręsti ir sudarant lygčių sistemas. Taip? Tai yra, bet kartais gali būti, kada yra tokia savoka jau įrašyta programai, gali būti uždavinys, kur pavaizduoti tie skrituliai, tų aibų sankirta, tokia, kaip pasakyti, vaizdinė prasme pateiktas uždavinys, kur remiamasi Venno diagramomis. Taip? Tai dabar uždavinių krūvelė, kuri čia užkoduota ir kad čia yra ką veikti ne tik tai aiškinantis aibių struktūrą, bet ir uždavinių prasme, tai džiovinimas, drėkinimas, lydiniai, mišiniai, tirpalai. Na, tai kaip ir bendrajam kurse šita tematika yra gana svarbi ir gana sudėtinga, tai yra tikrai čia yra ką veikti. Tai yra tų 6 savaitinių pamokų, nei kiek ne per daug. Taip. Na, galima pakalbėti apie prabą, tai yra 1000 dalys. Jeigu mes procentus turim kaip 100 dalis, tai praba yra jau 1000 dalys. Bet čia, sakykime, taip kaip pasakyti, pakankamai gerai žino matematiką. Kas susijęs su realiojo skaičiaus moduliu? Tai yra nusikalstamas dalykas įvykęs šitose programuose, mano požiūriu, čia aš sakau savo požiūrį, ką galvoju, tą sakau. Man nesvarbu, ką parašys ten vienas ar kitas žmogus galvojantis kitaip. Tai yra modulį išmesti iš pagrindinės mokyklos kurso, tai yra, kai dalyvavo rašant tą programą, na, tikrai didelis ir protingų žmonių būrys, tai yra, mano galva, yra nusikalstama.
Tai yra, bet rekomenduočiau tie mokytojai, kurie dirbat pagrindinėje mokykloje, tai yra modulį ten įvesti. Tai yra, jeigu programoje nėra įrašytas modulis, tai dar nereiškia, kad jo negalima dėstyti. Ir vadovėlių autorius skatinu ir kiek manęs klausia, skatinčiau rašyti apie modulį ten, kur atsiranda neigiamieji skaičiai. Tai yra, nežinant modulio, neturint modulio, mes kengūros konkursą paskutinį. Na, aš čia pajuokavau, o nešneku apie visokius kitus dalykus. Tai yra, galima apseiti be atimties, galima apseiti be dalybos, galima apseiti be šaknies traukimo, bet kažkodėl tai tie veiksmai nėra išmetami, o modulį išmetėm. Taip, atkreipiu dėmesį į tą žymenį, žinoma, čia daug triukšmo ir bendrajam kursui sakiau, kai įvedam čia šitą žymuo atitinka sąjungos ženklą, o tas žymuo riestinis kliaustas, jisai reiškia sankirtą, tai yra bendrą dalyką, bet beveik visi vadovėliai nuo tarybinių laikų, beveik visur naudojo kitą, tą riestinį skliaustą, per daug nesukdami galvos. Jeigu mokinys arba mokytojas naudos tą riestinį skliaustą, kaip bebūtų gaila, bet nevadinkim tai, nedarykim tai tragedijos, laikykim, kad čia yra viskas normoje ir kol kas bent jau nelaikykim, kad tai yra klaida tokia, už kurią galima bausti. Tai yra ir per jokius patikrinimus tai neturėtų būti baudžiama. Taip, toliau yra vienas iš tokių labai svarbių dalykų, kad yra šaknis iš A kvadratu, tai yra modulis A. Ir čia būna liūdna, nepatogu ir nesmagu, kai mokytojai x kvadratu lygu 9 sprendžia ne visai teisingai, suprasdami, kaip jinai sprendžiama. X kvadratu lygu 9, jei norim traukti kvadratinę šaknį iš abiejų pusių, tai pirma, įsitikinam, kad abi pusės neneigiamas, tai yra x kvadratu yra neneigiamas, kas dešinėje, jeigu dešiniais skaičiukais A yra neneigiamas, tai tada galim traukti šaknį ir būtent traukdami šaknį kairėje pusėje gaunam modulis x, o šaknis iš 9 yra 3. Ir ne joks ne plus minus 3, ne? Ir gaunam lygti modulis x lygų 3, o tada parašom atsakymą, kad tada jau x lygus minus 3 arba 3. Tai čia toks trumpas moralas. Taip, laipsniai, kas su laipsniai susiję, tai yra ta formulytė am iš n, kur n to laipsnio šaknis iš am. Na, jau kiek kartų aiškinau tą dalyką, labai paprastai įrodoma, čia yra laipsnių ir šaknų ryšys. Tai yra pakeliam abi pusės n-tuoju laipsniu ir gaunam tą lygybę teisingą. Čia nėra iš dangaus kažkur apibrėžimas nuleistas iš dangaus. Jis yra matematikoje iš dangaus nenusileidžia niekas. Tai yra taip sakė, taip nesakė, iš kažkur atėjo ta mintis. Taip, tai čia toks pagrindimas yra. Na, visa kita, kas su laipsniai susiję, tai aš mums yra iš tikrųjų aišku ir ten per daug nėra ką tenai aiškintis, išskyrus tai, kad yra toks reikalas su laipsniais Newtono binomo formulė. Arba tos formulės, kurios su laipsniais mums yra labai reikalingos, tai yra a plus b trečiuoju ir a trečiuoju plus b trečiuoju, taip grubiai šnekant. Taip? Tai yra viena iš jų įrašyta programoje, kita neįrašyta programoje, bet jos užkoduotos programoje ir kaip išskaidyti dauginamaisiais a trečiuoju plus b trečiuoju, tai reikėtų parodyti, tai yra vienaip ar kitaip įrodyti tą formulę reikia ir jinai per egzaminą gali nutikti. Aišku, jeigu tiesiogiai programoje nėra įrašyta formulė, tai jau tas uždavinys jisai bus kaip aukštesnių gebėjimų vaikams, taip, bet jisai gali nutikti. Tai yra būtent dar kartą pabrėžiu, aukštesnių gebėjimų uždaviniai per egzaminą turi būti nematyti arba, sakykime, tai programai tiesiogiai nenurodyti. Dėl to piktintis, kad ten kažkas atsiranda, na, tikrai neverta, nes tai yra užkoduota arba taip yra užrašyta dokumentuose. Na, toliau, kas čia surašyta, tai viskas lyg ir pakankamai aišku. Va, skaičiuotuvo nepamirštam, mokytis skaičiuotuvu naudotis iš tikrųjų pravartu, nors kaip rodo paskutiniųjų ten, nežinau, kokių 5 metų patirtis, kiek aš stebiu, labai atidžiai žiūriu visą egzamino užduotis, jas nagrinėju. Aišku, spaudoj ten nerašinėju, kas ten per daug blogai arba per daug gerai. Tai iš tikrųjų tai yra skaičiuotuvas tiesiogiai yra stengiamas jį eliminuoti, kad vaikas tiesiogiai spręsdamas negalėtų tik skaičiuotuvų padarytą uždavinį. Bet tarp eilučių arba tam tikrų momentų pasinaudoti skaičiuotuvu tiesiog būtina.
Tai yra, jeigu mes skaičiuotuvą, sakykime, stengiamės ir reikėtų stengtis iki 10 klasės išmesti, tai 11-12 klasės turi būti padėtas ant stalo ir pats geriausias įmanomas. Tai yra, tikrai gali padėti, tai yra, mąstant tikrai gali padėti. Tai yra, reikia mokyti tos dalykus, bent jau kas programą arba čia rekomendacijose surašyta, pasinaudoti skaičiuotuvų tinkamų momentų. Na, šaknys. Šaknys tai yra veiksmai su šaknimis. Jeigu mes šitas formulės, kurios yra surašytos, apsuksime, šitos formulės nėra tapatybės. Tai yra į vieną pusę gerai, į kitą pusę ne. Tai yra, jeigu mes apsuksime, tai turėtume, kad ir šitą formulę apsuktumėm, jeigu yra šaknies laipsnis lyginis, turėtumėm dėti modulio ženklą. Tai yra, į tai reikėtų atkreipdėmėsi. Na, ir reikėtų atkreipdėmėsi, va čia į šaknų naikinimą arba, kaip anksčiau sakydavo, iracionalumo naikinimą vardiklyje trupmenos. Tai yra, iracionalumo naikinimas vardiklyje nėra labai tikslus išsireiškimas, nes iš tikrųjų mes naikinam tik šaknis mokamės naikinti. Pavyzdžiui, sinus 35, jeigu bus vardiklyje, mes nepanaikinsime, nėra tokių dalykų, o tai yra iracionalus skaičius. Mes čia kalbam apie būtent radikalų arba šaknų naikinimus vardiklyje ir čia surašyta tai, kas gali būti vardiklyje, bet tai yra tik tai, kas yra iki aukštesniojo lygio. Aukštesnėjame lygyje gali būti ir A3 minus B3, A3 plus B3 formulė. Tai yra tos formulės, jos yra pateiktos ir pačiam formulių rinkinyje. Ir mokinys turi susigaudyti, suprasdamas esmę, sugalvoti, kaip panaikinti iracionalumą, kai vardiklyje yra kažkas daugiau negu čia. Taip, turbūt aišku. Na, vienas iš tokių momentų, kaip atsiranda šaknis iš dviejų, kaip atsiranda tie vadinami iracionalieji skaičiai, nubėgti, sakykime, pro šalį, jeigu bent kiek laiko turime, o nemanau, kad dabar yra sąlygos blogos laiko atžvilgių, manau, kad jos yra labai geros. Lyginant su to, ką aš turėjau 4 pamokas per savaitę, tai yra tikrai labai geros, tai įrodyti šaknies iš dviejų iracionalumą yra būtina. Tai yra mano supratimu. Visa kita, kas čia surašyta, daugmaž yra man aišku, sakykime taip, ir jums tai yra tikrai aišku. Na, kada mes kalbam apie šaknis, tai reikėtų stabtelėti būtinai su mokiniais prie tokio momento apibrėžimo sritis. Jeigu mes turim lyginio laipsnio šaknį ir nelyginio laipsnio šaknis, tai atkreipiam dėmesį būtent, kad vienu atveju yra apibrėžimo sritis visi realiai skaičiai, o kitu atveju tik tai yra pošaknis privalo būti neneigiamas. Taip? Tai yra ir apibrėžimo srities klausimas gana svarbus šitoj programoje. Tai yra visur stengiamės, kai tik yra galimybė, apie apibrėžimo sritį kalbėti. Kalbėti, rašyti, reikalauti. Kad mokiniai su tuo susipažintų. Aišku, yra ten su apibrėžimo sritim kalbant gana sudėtingi kartais dalykai. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie reiškinio apibrėžimo sritį, ten šaknis iš x, tai viskas tvarko. Bet jeigu mes kalbam apie šaknis iš x lygo a lygties apibrėžimo sritį, tai čia gali būti tam tikrų tokių niuansų, ta lygtis apibrėžta tik tai tada, vadinkim taip, kai a yra daugiau arba lygiai už nulį. Bet į tas plonybės čia tikrai nesivelkime. Pirmiausia, reiškinių apibrėžimo sritis. Į lygtį įeina reiškiniai, tai apibrėžimo sritis yra tokia, tai yra ta, kur tie reiškiniai turi prasmę. Taip. Na, lygiai tas pats su logaritmais. Su logaritmais tai yra irgi apibrėžimo sritis. Ir kaip tie logaritmai kilo, iš kur jie kilo, kam jie reikalingi, greitai bėgti, pabėgti, pamesti, sakykime, tai būtų nešiuolaikiška, tai yra suprasti, kodėl tas logaritmas atsirado. Logaritmą galima suprasti labai formaliai, kaip... Ką reikia žinoti? Kaip tas logaritmas atsiradimais. Stasė, turbūt aš taip įtariu, kad reikia išjungti garsą. Jūs ten su kažkuo pasirauja, taip. Ačiū, jei išjungsit, o jei ne, tai ačiū. Taip, tai logaritmo apibrėžimo sritis ir visa tai nuo ko kaip kas priklauso, tai yra tiesiogiai susijęs su laipsniu. Tai yra laipsnis abėtuoju, laipsnio abėtuoju apibrėžimo sritis priklauso nuo laipsnio pagrindo. Tai yra, jeigu laipsnio pagrindas natūralusis, tai viskas ten tvarkojo, jeigu laipsnio pagrindas sveikasis, kitaip sakant, jau gali būti nulis, tai
tai ir laipsnio rodiklis jau nebegali būti 0, nes tada 0,0 turim neapibrėžtumą. Tai ir kadangi iš laipsnių kilęs logaritmas, tai ir tie visi apribojimai su logaritmo apibrėžimo sritimi būtent iš ten pareina. Tai reikėtų šiek tiek laiko tam skirti, mano galva. Na ir tas skaičiukas E. Tas skaičiukas E, tai yra galima sekom žaisti, galima būtent žodžiais bendrauti su mokiniais, tai yra ne šiaip užrašyta tokia lygybė, tai išvers iš koto, ne? Bet jeigu mes su jie pažaidžiam, skiriam tam laiko, tam skaičiukui E, o jisai iš tikrųjų labai svarbus, tai mokiniam gali būti netgi ir labai įdomu. Čia toliau yra kelios rekomendacijos, kurias matot, kurios surašytos. Tai yra ir būtent ribos simbolio bijoti, tai yra tikrai yra nešiuolaikiška, tai yra tikrai nemodernu, tai yra į jokį universitetą įstoti, sakykime, nežinant, kas ta riba, na, tai turbūt rimtą universitetą, tai čia tik pasvajot galima. Tai yra iš programų, tai yra vasara buvo asociacijos rekomendacijų dėka išmesta ribų skaičiavimas šitame skyriuje. Ribų skaičiavimas, kaip sakiau, tokių ribų kaip riba skaitiklyje x kvadratu minus 25 vardiklyje x minus 5, kai x artėja prie 5, suprastinį įstatai 5 ir gauni, kad ten atsakymas 10. Yra vienas lengviausių uždavinių galintis būti per egzaminą, bet jis asociacijos pageidavimų buvo išmestas. Tai yra, ten išsigandom kažkokių tai didesnių dalykų, bet kažką reikėjo išmesti, na tai buvo išmesta, dėl to buvo išmesta, kad reikėjo trumpinti programą, nes buvo sutrumpinti mokslo metai 2 savaitėm. Tai bet niekur tos ribos nedingo, jos nusikėlė, jos neišmestos iš 12 klasės, 12 klasėje, 4 gimnazijos klasėje nesutrumpėjo kursas ir ten jau, kada mes šnekam apie išvestines, tai reikia tų ribų. Ir vis tiek reikės jas skaičiuoti. Tai čia jau mokytojai, kaip pasakyti, jūsų valioje, aš čia įvesčiau ribą, aš nebijočiau įvesti simbolio, sumos simbolio ženklą, kurį irgi asociacija pageidavo, kad būtų išbrauktas. Tai yra tiesiog skaičiuotuvose yra sumos ženklas, bet mes kažkodėl tai išplėstinėme kurse bijom sumos ženklų. Na, bijom, išmetėm, bet mokytojas turi savo valią ir užrašyti reiškinį nuo 1 iki 10 natūralių skaičių sumą naudojantį sumos ženklų, nieko nusikalstamo nėra. Tai yra per egzaminą, žinoma, nebus tokių formuluočių, kad sumos ženklas, žinoma, per pirmą egzamino dalį tai yra nebus ribos ženklo, tai yra, bet mes galim apie tai kalbėti. Čia toliau, kurie, aš čia neskaitysiu, ką aš čia parašiau, tiesiog komentuoju ir dar kažkiek tai laiko turiu. Tai yra tą medžiagą, sakau, jūs gausite po kito seminaro metu pilnumoje, dabar jeigu ją norite turėti, tai dabar darykit print screenus. Tai yra, kol nebaigiau kalbėti apie išplėstinio kurso tematiką, tol jokios medžiagos nedalinsiu, nes aš ją taisau, keičiu, yra mokytojų, kurie kreipiasi, kurie kažką pasiūlo. Tiesa, norėjau pasakyti, kad yra toks mokytojas Šarūnas Vaitkus, kuris gavo premiją ir aš tikrai labai apsidžiaugiau. Normalus žmogus, kuris normaliai pergyvena ir normaliai dirba matematikos mokytoju ir dar yra jaunas, tai yra kultūringas. Tai aš sveikinu Šarūną Vaitkų su premija. Yra džiugu, kad yra tokių mokytojų. Dabar sustosiu ties šitą vietą, kur yra logaritmas 2 pagrindų 3 ir 2 yra apskliausta. Rekomenduoju skliausti, nebūtina. Šitose programuose turėjau galimybę apskliausti, tai apskliaudžiau. Tai yra, jokių būdų tai nėra klaida, bet įsivaizduokim, jeigu mes parašom logaritmas pagrindu 3 minus 2 ir kažkodėl neuždedam skliaustą. Kaip tai atrodo, arba sinus minus 30 laipsnių. Taip, tai yra vienoje vietoje reikia, kitoje nereikia. O iš tikrųjų, kas yra, kodėl čia reikėtų skliausti? F nuo x yra. F nuo x, tai x yra apskliaustas, nerašom f nuo x prie kojelės, nerašome f nuo x, x o neapskliaudę. Tai yra, o vietoje f šiuo atveju yra logaritmas. Kai būna sinusas, tai būna sinusas. Tai yra, pratinkim skliausti, bet jeigu mes neskliausim, arba, sakykime, mūsų įprotis neskliausti, arba matematikų įkalta, sakykime taip, matematikų visuomenės
tinginystė perkelta į mokyklą, kur galiu nerašyti, tai nerašau, jinai kartais labai trukdo mokiniam. Tai yra, tą pastebėjau asmeniškai, skliaudžiant dvejetuką yra geriau negu neskliaudžiant. Nu, bet sakau, tai yra tikrai nebūtina ir tikrai nebūtina vėjų kelt ir piktintis, kas ką nori, taip tas tą daro. Tai yra tokia yra rekomendacija, toks yra noras, sakykime, taip suprasti, kodėl mokiniai kartais kažko nesupranta. Tai yra skliaustelis čia yra į naudą. Kaip matot, vėlgi va čia kvadratėliai atsiradę, tai programoje tai rodo, kokia yra sudėtinga sistema, norint įkelti mūsų medžiagą kad visiems jinai būtų matoma ir būtų teisingai atvaizduojama. Kiekviena šitą formulytę, kažkodėl tai atsiranda čia kvadratėliai ir atsiranda. Tai yra kitur neatsiranda, čia kažkodėl atsiranda. Na, tam tikros yra problemos sukeliant programą, sukeliant rekomendacijas į erdvę, kuri vadinasi e-mokykla. Tai yra čia, atsiprašau jūsų, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos netaip lengva kartais fiziškai sutvarkyti ir užima daugiau laiko, negu sugalvoti, ką parašyti. Taip, toliau, va čia kaip matot, plius minus viskas tvarkojo, ten, kur rodžiau plius minus ir kažkodėl tai nugaralė. Nors viskas mano surinkta. Taip, kas čia yra susijęs su sinusu, kosinusu ir tangentu? Sinuso, kosinuso ir tangento esmė arba samprata yra gana sudėtinga, jinai prasideda nuo smailiojo kampo pagrindinėje mokykloje, 9-10 klasėje. Pagrindinėje mokykloje ir sinusų ir kosinusų teorema jau yra, ir jau yra vienetinis apskritimas, pusapskritimis, jeigu jau taip visiškai tiesiai šviesiai šnekant. Tai šičia yra vienetinė apskritimą, aš tikrai labai rimtai rekomenduoju tiek tangentų tiesę, tiek vienetinį apskritimą. Tai yra, kas tas yra, kaip ten kas su kuo valgoma, tai yra mokiniam, aš bent jau, sakykime, taip spręsdamas bet kurį trigonometrijos uždavinį, kur man reikia šiek tiek supratimo, aš braižausi vienetinį apskritimą ir tangentų tiesę. Tai yra ir naudojantis tuo, aš moku spręsti lygtį sinus x lygu 1/2. Tai x1 viena sprendinių grupė, x kitas kita sprendinių grupė. Žinoma, galiu pasakyti iš patirties tiek, kad jeigu per egzaminą kažką reikia tokio spręsti ir pagrysti sprendinius, nesinaudojant sprendinių formulėmis, tai yra grafinis sprendimo būdas, kada braižom sinus x. Tai yra funkcijos grafiką braižom ir tada jisai yra lengviau mokytojam, sakykime, taip vertinamas ir lengviau suprantamas. Lengviau aprašyti sprendimą naudojantis sinuso grafiko, o ne vienetinį apskritimą, jeigu kalbame. Taip, čia toliau užkoduoti dalykai, kurie yra paslėpti šitoj programoje kaip redukcija. Žodžio redukcija turbūt čia nerasime tiesiogiai, bet redukcija ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bet kokį kampą pakeičiame pirmo ketvirčio kampu. Trigonometrinės funkcijos. Trigonometrinio skaičiaus skaičiavimą pakeičiame į pirmo ketvirčio trigonometrinio skaičiaus skaičiavimą. Reikšmės. Taip, na, čia tam tikri dalykai, kalba dar reikėtų, kada mes kalbam apie vienetinį apskritimą, būtinai paminėti reikėtų apskritimo lygtį, vienetinio apskritimo lygtį ir bet kokio apskritimo, kurio centras yra taškuose A ir B lygtį. Na ir būtų gražu ją įrodyti. Toliau laipsnių radianų ryšys, tai yra matematikam žiauriai nepatinka rašyti sinus 30 laipsnių. Matematikai dirba su nematiniais dydžiais, jie dirba su skaičiais, na ir sugalvojo, kokiu būdu kampo dydį nurodytą laipsniais pakeisti normaliu skaičiuku. Na ir tą skaičiuką tik tai pridėjo, pavadino radianu, bet šiaip jau radianas kaip po toks, jo galima čia nerašyti, nerašyti, kad 3 radianai, yra tiesiog 3 ilgio vienetai ir tiek. Na, su trigonometrija kalbant, tai yra formulių gausybės čia nėra, anksčiau buvo daugiau formulių ir kaip matėte iš egzaminų formulių rinkinio dingo kažkurios formulės, bet tai nereiškia, kad mokinys neturi gebėti įrodyti formulės 1 plus kosinus 2 alfa, kad tai yra lygu 2 kosinus kvadratu alfa. Tokios formulės kaip ir nėra, bet tai yra įrodoma išvestinė formulė. Taip? Tai yra būtent aukštesniam lygiui tokį uždavinį per egzaminą, kuo pravarčiausiai galima įdėti. Tai yra įrodomos formulės. Jau laikas eina, liko 10 minučių.
Tai yra modeliai ir sąryšiai. Ir jeigu mes kalbam apie sekas, modelius ir sąryšius, tai su sekom susipažinome jau pagrindinėje mokykloje, 9-10 klasėje. Tai, kas čia surašyta ir programoje, ir rekomendacijose, turėtų to užtekti. Yra jaustis normaliai ir viena iš įdomesnių lygybių 0,9 periodų lygių vienam, tai yra šita lygybė patenka į top 5 visų matematinių lygybių, kurios egzistuoja. Yra top 5 patenka, iš tikrųjų, kodėl 0,9 periodų lygių vienam įrodyti keliais būdais ir vienas iš būdų yra būtent naudotis nykstamosios geometrinės progresijos suma. Geriau sakyti nykstamosios geometrinės progresijos suma, negu sakyti nykstamosios geometrinės progresijos narių suma. Narių visų mes nesudėsim, todėl yra toks terminas nykstamosios progresijos suma. Geometrinės progresijos. Bet čia smulkmena, aišku, čia prie mokinių, dėl to mes tikrai gyvenime nesikabėsim. Taip, tai kas dar čia mums liko, tai yra tokie įdomus dalykai, kada mes šnekam apie aritmetinę progresiją, tai labai smagu kartais panagrinėti, nusikelti į pradines klases. Raskim sumą nuo 1 iki 9, raskim sumą nuo 1 iki 99, nuo 1 iki 999. Ir gal raskime formulytę, kurią naudojantis užrašysim sumą nuo 1 iki 999, kai tų devynetukų yra n. Tai yra fainas šia dalykas, pakeiskime devynetuką dešimtuku arba šimtuku ir tūkstantuku ir taip toliau. Tai irgi gausim tam tikrus fainus dalykus, kartais pasidžiaugti galima tokiais gražiais niuansais. Ir jeigu vyktų nuolatos konsultacijos, tai aš pasidalinčiau tą, ką aš čia turiu, žinomas, tais momentais. Reikėtų patiems galvoti. Dabar yra kaip yra. Taip, kas yra čia surašyta su tom progresijom, kas susiję, yra tradiciniai dalykai, žinoma, labai svarbi suma šita yra. 1/2 plus 1/4 plus 1/8 lygių vienam. Tai yra ir algebriškai mes parodom įrodydami, nesinaudodami formulę įrodyti galima šitą, galima įrodyti, paskaičiuoti naudojantis formulę, ir geometriškai pagrįsti, kaip ten prie to vieneto artėjam. Čia ir yra riba, čia yra būtent paslėpta toks daiktas kaip riba. Ir ribą mes išmetėm, džiaugiamės, kad jos neturim, nereikia mokyti, o iš tikrųjų padarėm tik bėdos. Tai yra, bet nepabėgam nuo tos ribos, nieks jos nedraudžia. Taip, tai yra funkcijos sampratoje pagaliau atsiranda riba, ir ką čia reikia daryti, tai yra jokių ribų skaičiavimų nereikia, bet tiesiog supratimą kažkokį tai įnešam. Toks ir simbolikos prasme įnešam ir galų gale, sakykime, taip jaučiamės laisvai, žinodami, kad per egzaminą to nebus. Tai yra, bet kaip uždavinių prasme. Bet tai yra gana įdomu ir gana svarbu. Kas ten su funkcijom susiję, tai yra viskas aišku ir programoje viskas surašyta. Tai yra gerai būtų, kad mokiniai nepainiotų sąvokų funkcija ir funkcijos grafikas. Tai yra funkcijos taškas ir funkcijos grafiko taškas. Jeigu mes sakom funkcijos taškas, tai yra x reikšmė, o funkcijos grafiko taškas, tai jisai turi dvi koordinates x ir y. Taip? Su sąvokom neužsižaistumėm. Tai aš čia praktiškai šiandien ir baigsiu ties funkcijom, kelios minutės liko, o kitą seminarą eisime toliau, tai yra eisim į 12 klasę, jeigu bus norinčių dalyvauti tame seminare. Tai laipsniai ir šaknies funkcijos, jos yra pakankamai tradiciškos, lyginio, nelyginio laipsnio, ir kai tas lyginis, nelyginis laipsnis patenka į vardiklį, kai tas lyginis, nelyginis laipsnis yra šaknies rodiklis, ir taip toliau ir panašiai. Tai yra dalykai, kurie, sakykime, taip, yra labai gražus matematikoje, pavyzdžiui, x kvadratu ir šaknis iš x. Tai yra grafikai, yra vienas kitam simetriniai, nors nėra y lygių x atžvilgių, nors nėra tokios viena kitai atvirkštinės funkcijos programoje įrašyta, bet per egzaminą visiškai ramiai gali būti. Pagrįskite, kodėl, sakykime, šaknis iš x ir x kvadratu yra viens kitam simetriniai grafikai. Tarkim, aš taip čia filosofuoju,
Tai yra apie tai pravartu kartais pakalbėti. Nepamirštam transformacijų. Tos transformacijos yra dabar labai madinga ir tai yra rodo, su grafikai susijusi dalis, tai yra rodo prasmingumą, supratingumą, kas vyksta, kai pridedi kažką, atimi iš kažko kažką. Tai yra formaliai mokyti nereikėtų, bet tiesiog parodyti pavyzdžiais ir pasitelkti skaitmeninės priemonės tikrai galima, kur rodo. Tai yra, kaip čia vienas sakė, būtina, jeigu galima. Nepabijoti kartais tų skaitmeninių priemonių, tai yra ir tas jau naudoti tą žodį, dirbtinis intelektas, bet niekur nuo jo nepabėgsime. Laipsnės rodiklinės logaritminės funkcijos, tai yra esmė yra ta, kad mes turime mokėti grafiškai spręsti lygtis ir nelygybės, ne algebriškai, o grafiškai. Kada nusikėlė pirmasis tarpinis patikrinimas patapo pirmąją egzamino dalimi, pirmąją VB dalimi, tai dabar mokytojams nebeliko prievolės laikyti šio nuoseklumo, ties kuriuo čia aš ir baigiau. Tai yra, čia dar yra trigonometrinės funkcijos, kas yra viskas aišku, čia per daug nėra kas. Tai yra, dėl ko neliko to privalomumo laikytis to nuoseklumo, iki kurio dabar aš atėjau. Dėl to, kad toliau yra lygtys ir nelygybės programoje ir ten jau yra algebrinis jų sprendimo būdas. Kitaip sakant, kada mes turime atsiskaitimą iš pirmų mokslo metų, aš galiu pirmos 11 klasės arba pirmos gimnazijos klasės programą jaukti taip, kaip man atrodo naudinga. Noriu, aš galiu nuo algebros pradėti, noriu nuo algebrinio būdo, noriu nuo grafinio. Tai yra nesukdamas galvos, kad vis tik tai programos esmė buvo iš pradžių supratimas, o paskui skaičiavimai arba, sakykime, taip algebra, tai yra, kuri padeda lengvai, greitai ir patogiai spręsti tam tikrus uždavinius. Tai yra toks nuoseklumas programoje buvo specialiai tam padarytas, kad būtų supratimui skiriamas laikas. Dabargi galima ramiai, tai yra mokytojai, kurie tradiciškai ten moko, pasiimu logaritminę lygtį ir viską parodau grafiką, parodau algebrinį sprendimo būdą, paaiškinu, kas yra logaritmas, išėjau viską su logaritmais, įsprendžiau lygtis nelygybės, tik tai tiek žinau, kad paskutinėje klasėje galbūt reikės išvestinės logaritmą ir daugiau nieko. Išėjau, viskas tvarkoj, baigiau, ačiū, viso gero ir jokios problemos tame nematau. Jei kaip buvo tas tarpinis patikrinimas, tai va šita dalis buvo būtent esminė ir kėlė daug tokių nepatogumų mokytam, kaip čia dabar man mokyti, kai niekada taip nemoku. Dabar to nėra. Tai galima elgtis. Apie lygtis nėra ką kalbėti ir nelygybės, kas yra programoje surašyta, yra man bent jau viskas aišku, jeigu kas neaišku, tai kito seminaro metu paklausite. Apie vektorius, plokštumos vektorius. Tai yra visiškai palengvintas kursas, tai yra neliko erdvės vektorių, niekas čia neatsirado naujo, tai yra viskas yra kas buvo. Tai yra pirmas pusmetis baigėsi, pirmas pusmetis, sakau, pirma vidurinio ugdymo klasė baigėsi vektoriais, dabar labai mūsų kartais prašo fizikai, chemikai ir taip toliau, tai yra prašo vektorius dėstyti mokslo metų pradžioj, tai yra galima, jeigu jūs pasiryžti tą daryti, tai nėra nusikalstama arba kažkokia tai bloga būtų praktika, nuo vektorių pradėti 11 klasės kursą. Tai yra tai, aš jau mano liko 1 minutė ir baigiau, tai yra kitą seminarą, jeigu čia bus norinčių jungtis ir neatšauksime šito seminaro, tai bus 4 gimnazijos kurso apžvalga. Jei turit vieną kitą klausimėlį, bet sakykime taip, ko gero, galim tuos klausimus nukelti ir į tada, kada bus ar kitas seminaras. Jeigu būtų klausimų, Valdai, galbūt galima į chatą rašyti tiesiog. Taip, jūs praeitą vainai puikiai vadovavo tam dalykui, mokytojai, nebijokit rašyti chatą, liks laiko, jeigu ne šio seminaro metu, tai kito seminaro metu tikrai atsakysime į tuos klausimus. Tai yra drąsiai, nėra blogų klausimų, tai yra tikrai klausimų. Daug klausimų, man rodo, Migliai atsakė chatą ir
kurie buvo užduoti, ir aš tokių, kurie būtų visiškai neatsakyti, nematau. Tai jūs painai taip, sužiūrėsit šitus dalykus, nes aš čiato iš tikrųjų neseku taip, tai yra. Tada bandau. Vienas iš tų klausimų buvo dėl poaibių pačių išsakytas, tai Emilija atsakė, kad 8 klasės liktais yra turinį. Bet... Taip, poaibiai atsiranda anksčiau, tai yra jau jie žinomi mokiniam, bet galvoti, kad jie iš ten atsimena kažką, tai vargu bau. Tai yra ten šitie dalykai su aibių simbolika. Aibių simbolika aš rekomenduočiau įvesti kuo anksčiau. Yra kuo anksčiau pradėti ir tą sąjungos ženklą, ir sankirtos, ir tas skirtumas gal ne taip svarbu, ten tas poaibis, bet sąjunga sankirta, tai yra su tais kuo anksčiau. Tai yra toks būtų. Gerai, tai ką, baigiam dabar rugsėjo mėnesio renginių apžvalga. Rugsėjo mėnesio renginių apžvalga, tai yra mano tas benefisas tęsiasi, tai yra tas, ką reiškia rugsėjo mėnesį renginių apžvalga, tai yra iš tikrųjų tai yra susijusi su tuo, ką mes veikėme iki šiol. Tai yra, ką mes veikėme iki šiol. Tai yra, mūsų ta veikla iki šiol buvo, pavadinkim taip, susijusi su dviem dalykais. Tai vienas dalykas buvo programos nagrinėjimas. Tai apie programos nagrinėjimą galima kalbėti labai daug. Ir ką aš kalbu, galima tęsti ir ateityje tą programos nagrinėjimą, būtent tematiką. Bet dabar parodysiu iš tikrųjų santrauką, kurią visi mokytojai gaus, kadangi mes baigėme nagrinėti programą su B kursu, o ministerija prašė B kursui skirti didelį dėmesį, didesnį. Tai yra, kokią santrauką mokytojai gaus. Truputėlį perbėgu gana greitai, ką jūs gausite. Tai yra, gal ne šiandien, gal ne ryt, bet tikrai kitos savaitės pabaigoje, tai šitą santrauką jūs pasieks. Tai yra dabar šitą santrauką, kurią rodysiu, B kursų galima jau įgauti. Valdai, negalime skirti 3 klasės ir išsiųsti? Jo, galim, B kursą šitą, ką rodysiu, galim. Gal padalinti galima į 2 failus? Nes mokytojai sulauktų anksčiau 3 klasės. Taip, galima, taip. Iš tikrųjų, su B kursu, kurį dabar rodysiu, kaip Vaina sako, galima išsiųsti ir anksčiau, nelaukiant kitos savaitės pabaigos. Tai yra, kas... Prašau į pokalbį įmesti kaip vakar. Taip, įmesiu dabar jūs visiškai, tai yra būtent dabar tų 10 minučių yra reikalas, tai yra seminaro pabaigoje, jūs gausite, jeigu man pavyks į pokalbių langą įmesti, vordinius failus. Ten, kur mes skelbsime e-mokykloje, tai bus PDF-iniai, o vordiniai failai kartais, jeigu jie ten susigadina, tai susigadina, juos panaudot kartais tikrai mokytojui labai patogu, tai aš įmesiu būtent vordinius failus čia. Ačiū labai. Tai yra, pasistengsiu tai padaryti, man primins Vainas ir ko gero pavyks, bet seminaro pabaigoje. Tai kas čia buvo, tai yra ta, ką aš čia rodžiau, tik tai viskas yra susijęs su B kursu. Lygiai tą patį kitos savaitės pabaigoje turės A kursas, tai yra nuoseklaus išdėstymo tas, ką jau matėt. Lygiai tas pats, kas buvo, ką jūs matėt su išplėstiniu kursu, tai yra bendrajam kursui rekomendacijos. Prašau? Matosi turbūt ekrane, ką aš rodau, taip? Bendrinasi. Matosi. Gerai. Kažkas neišsijungia. Aišku, bet aš išsigandau, kad čia... Ne, viskas tvarkoja. Gerai. Tai matote rekomendacijas būtent B kursui susijusios, aš čia greitai prabėgsiu, tiek daug laiko nėra. Dar kartą sakau, vordinį failą šitą gausite, o PDF-inį failą rasite e-mokykloje. Taip, tai yra e-mokykloje, jeigu kartais kažko neranda, tai parašykite, o čia va matot, aš rodžiau, analogiškas failas B kursui, viskas tvarkoj, nedingė jokie kvadratėliai neatsiradę, išplėstiniam kursui kažkodėl tai kompiuteris kvailioja ir kartais čia turim daug problemų mes įkeliant medžiagą. Bet tai čia gal mūsų labiau problemas arba matematikos nemyli kartais ir kompiuterį. Na tai aš čia pereinu, čia nėra taip įdomu, vakar mes visą šitą ne vakar, praeitą kartą visą šitą matėm su B kursu ir tada yra iki galo to nueisiu, kas yra svarbu, ką norėjau parodyti, kas yra svarbu.
Rekomendacijos baigėsi. Na ir yra failo gale, yra tas, kas susijęs su egzaminais. Tai yra tos formalios lentelės, ką turėtų atitikti užduotis. Tai pagal ką buvo rengiama užduotis. Tai yra specifikacijos santrauka, kaip rengiama užduotis, iš ko į ten susidės, kiek taškų, kiek laiko ir visa kita. Kas yra, kaip skaičiuojami taškai, ne, va, čia tokie dalykai. Čia labai įdomus tie skaičiavimai. Praeitą kartą Sigita Žuklienė paminėjo, kaip bus kažkas, tai taip, ir kaip bus ten su tais rezultatais. Tai čia tikėtis, kad perskaičiavus taškus labai viskas bus korektiška, taip nėra ko tikėtis, nes pasikeitė iš esmės egzaminas arba bandoma sulyginti du nesulygintinus dalykus. Kai buvo iš dalies tik tai kurso viena užduotis, dabar reikėjo kažką daryti, tai buvo priimta tokia formulė domen. Ir čia matematikos mokytojam yra įdomių uždavinių su šitom formulėm, galima pasiskaičiuoti. Gavau 10 taškų iš tarpinio, kiek turiu gauti iš VB, bet jeigu einu perlaikyti pirmos dalies egzamino, kad mano rezultatas būtų geresnis. O jeigu 20 taškų, o jeigu 15. Įdomus dalykai. Aš toj pačioj vietoj, Valdai, vėl noriu įsiterpti. Yra nuskriaudžiami labai stiprus mokiniai. Jie skaičiavo taip, jeigu surenka 55 taškus iš antros dalies, tai jie negauna 100. Nes pagal jūsų formulę yra dauginamas surinktų taškų skaičius ir plus 5 taškai. Reikėtų pirmą pridėti 5 taškus, o tada tik tai dauginti iš 4/3, tada būtų lygu. Šita formulė plus 5 taškai prie galutinio rezultato, jinai buvo įkalta jau seniai, ne prieš reformą. Valdai, arčiau mikrofoną, nes tu truputį garsiai. Jo, atsiprašau. Šita formulė plus 5 taškai, y lygu ten f baigs plus 5, įkalta jau senai, jinai yra nejudinama, tuo ta prasme, buvo judinamas tik tai vidury mokslo metų keičiama egzamino struktūra, patikrinimų struktūra. Aš buvau prieš tą pakeitimą, bet matematikos mokytojai labai to norėjo ir niekaip taip nepadarysi. Kažkaip tai labai gudrių formulių čia nesugalvosiu, jeigu ten mes įvesim rodiklinę formulę, rodiklinės funkcijos formulę skaičiavimui galvodami, kad galim suskaičiuoti objektyviai, taip nebus. Bet yra vienintelis geras dalykas, Sigita, tai kad mokiniai renkasi geresnį rezultatą. Ne? Tai yra parenkamas geresnis rezultatas. Jeigu tu eini perlaikyti, tu nenukentėsi. Viskas, daugiau čia kalbame. Tai tie, kurie surinko. Ačiū, kolegos, gal kalbėkime arba po vieną, arba tai Sigita dabar kalba, kiti bando dar užmušti kitą, nes mūsų yra daug, yra 360. Taip, tai aš vėl prie to paties. Tai dar kartą, tai tie vaikai, kurie surinko 20 taškų, jie visi eis bandyti perlaikyti. Nes jie yra stiprus, jie yra besiruošiantys, jie ruošiasi. Ir aš paskaičiavau, kad surinkus 56 taškus, jau tada yra tas 100 gaunamas. Šitie šimtukininkai, kurie taiko į 100. O tie, kurie surinko 55, jau ne. Mano galva, surinkus 20 taškų. Valdai, tavo vėl trūksta garsas. Jėzau, baisus padėtis. Surinkus, girdisi, tai ryšys jau matyti. Surinkus 20 taškų į perlaikinėt, aš nematau jokios prasmės, nes mano rezultatas 60 taškų dauginamas iš 4/3. Tai ką man eiti perlaikyti, jeigu ir taip, aš surenku daugiau kaip 100 taškų, jeigu aš visų 60 surenku. Tai yra tikrai neverta. Sigita, pagalvokit, tikrai neverta. Ne, čia žinokite, jau ne mano vienos, čia yra vaikų skaičiavimas ir ne mano vienos mokinių skaičiavimas. Jie, jeigu turi 20 ir paskui galvoja, kiek jie gali prarasti antroj daly. Jeigu jie surinka 55, dauginat iš 4/3, gaunasi 73,3, ten toliau ir pridedam tuos 20, gaunasi 93 plus 5, tai yra 98. Yra įdomių momentų, taip, yra labai įdomių momentų, šitoj formulėje, ką jūs sakote, iš tikrųjų, čia galima straipsnį parašyti apie šitą tokį, sakau, labai gražus uždavinys čia gaunasi. Labai gerai, kad vaikai tą daro. Bet gal galima prašyti, žiūrėkit, Sigita, ar jūs galite siūsti laišką elektroninį Valdui su tais skaičiavimais ir mes atsisėsim tiesiog, galėsim dar sėki peržiūrėti kartu. Nieko. Gerai.
Gerai. Tai yra netokia, tai yra ir tikrai Aš Labai trūkiniai atsiprašau. Valdai tavo signalas. Aš buvau parašius tą Kur tas formulę jau, mikrofonas? kai mes tik kalbėjom apie ten ketvirtokų. A. Ir pasakymas, kad jie neis perlaikyti, žinokit, tikrai yra klaidingas, todėl kad gaunasi visiška neteisybė vaikų atžvilgių, jeigu jie praranda 5 taškus bendroj sumoj, sakykime, pirmuoju variantu, tai jie gauna 98. Jeigu jie 5 taškus praranda laikydami, perlaikydami, jie gauna 100. 2% stojant, pavyzdžiui, medicina labai daug reiškia. Žinokit, tikrai šita formulė yra labai... O jūs, gerbiam Virginija, buvote raštu parašiusi, Taip, aš atsiuntus buvau į Valdai? chatą parašius tos visus skaičiavimus. Kai buvo kalba apie trečiokų išplėstinį kursą, va tada buvau į chatą parašius skaičiavimus visus. Ar O jūs jūs turite galite dar tik pakartoti, formulę, Valdai? atsiprašau, ar jūs turite formulę, kuri būtų jūsų galva gera? Jeigu turite formulę, kuri yra gera jūsų galva, tai yra arba kažkokia, tai tada yra prasmės diskutuoti. Aš tikrai žinau, mokytojai gerbėmieji, niekas čia nieko neskriaudžia. Jeigu vaikai nueina perlaikyti ir jie nieko nepraranda perlaikydami, tai pasirenka geresnį rezultatą ir viskas. Tai yra tas Bet dar kartą, mes turime tą formulę, tiek Virginija, tiek Tai yra aš. jūs nešate mokytojai, nešate mintį, kad kažkas specialiai vaikus apvaginėja. Tai yra pirma, norėjote, kad nebūtų tarpinio patikrinimo, kad būtų perdarytas. Perdarė ir dabar yra tokia formulė. Jeigu turite geresnę formulę, kuri geriau suskaičiuotų, tai būtų tikrai labai naudinga ir įdomu. Taip, tai yra... Žiūrėk, Valdai, galima tikrai galima grįžti. Skaičiavimų kiek nori padaryti ir čia... Ne, Valdai, turime ir Aidą matematikų, ir tave matematiką. Susisėsim tiesiog gavę, jeigu gautume dar tik tuos prašymus mokytojų, tikrai galim dar tik pasižiūrėti. Nėra bėda ir dar, jeigu tai... Aš sakau, jeigu yra pasiūlymas... Jo, jeigu būtų su pasiūlymas. Formulės pasiūlymas. Tai yra, nėra šita padėtis, čia tik nereikia eskaluoti, vaikai skriaudžiami. Eik, laikyk ir pasiūlyk. Valdai, nediskutuokim, nes laiko tikrai neturim. Tai būtent aš sakau, čia neverta diskutuoti, tai yra, aš tik tai tą ir noriu pasakyti. Mes tikrai turim teisę, turim galimybę dar tik pasižiūrėti. Tikrai turim galimybę. Man atrodo, čia problema atsiranda tada, kai bandoma tarpinio 20 taškų ir antros dalies 60 taškų sumuoti ir tada dauginti iš 4 trečiųjų, bet aš kaip suprantu pagal formulę, tai 60 taškų yra dauginama iš 4 trečiųjų ir tada gaunasi 80 plus 20 ir tada gerai. Ne, čia proporcingai čia nesigauna, čia nėra tiesioginis proporcingumas, čia yra bet koks perėjimas, bet koks sulyginimas tokių dalykų kažkur tai bus nelabai geras. Tai čia faktas. Tai yra čia, sakau, kas tokią formulę čia sukurs, tai aš tikrai kepurę nukelsiu ir tikrai matyt bus įdėta, bet jie gražiai neatrodo. Gerai, bet jeigu turime mokytojų pasiūlymų, tikrai reikia juos priimti ir pasižiūrėti. Skaičiavimai čia nieko nepakeičia, reikia formulės kitos, jeigu nori. Tai yra, dėkim ant stalo formulę, tada kalbam, o ne skaičiavimai. Gerai, formulių projektas, formulių rinkinys. Visiems geras vaino nebus. Aš tik tai noriu pasakyti, kad išklausyti galima. Vidury arkliai nėra keičiami, vidury nepadarysi taip, kad kažką išmeti idėją ir nieks nepasikeis. Mokiniai turi galimybę ir renkasi geresnį rezultatą. Viskas. Jeigu kas nors duoda geresnę formulę, tai yra ją tada svarstom, žiūrim. Nekursim naujos, nes nauja lygiai tas pats bus kažko blogas. Tai yra viskas taškas. Tai yra, jeigu tu sakai, kad aš esu matematikas vyriausias, tai aš, o ne tu. Tai yra ir... Nusiraminam ir toliau judam. Gerai? Ramiai. Dirbam toliau. Matematikos bendro kurso formulių rinkinys. Tai yra labai greitai baigiu. Tai yra jūsų dėka šiek tiek pasikeitė. Labai ačiū tiem, kurie davė pastabas, bet jis yra, sakykime taip, projekto stadijoje ir jis yra, jeigu daugiau pastabų nebus iš jūsų pusės, tai jisai bus toks, kokį mato čia dabar. Tai yra daugiau ne sugaišom laiko ties formulėm beviltiškom,
Ne, bet atsiprašau, tas 5 minutės sugaišau, daugiau neturiu ką pasakyti, išskyrus tai, kad galiu parodyti, ką dar gausite, tai yra gausite egzamino užduotis bordiniu formatu, tai yra šiek tiek pataisytas, šiek tiek pakoreguotas, tai yra gausite dar šiandien bus jom įkelta, tas užduotis bus egzamino užduotis, kurios parengtos NŠA ir jeigu kam nors labai norisi, o čia yra tokių, asociacijos valdyba labai rimtai taip užsiėmėm tokią kritiką, tai yra jeigu kas nors nori užmūryti kaip operoje ir sudainuoti ariją užmūrytam sienoje, tai tas užduotis rengiau aš. Tai yra ir nei kiek nesigailiu, kad aš jas rengiau. Ir galima visus vinis kalt ant manęs. Taip, tai tuo baigiu šitą dalį ir dabar pereinam prie bendros dalies. Tai yra ta bendra dalis, kuri yra žymiai malonesnė, žymiai smagesnė. Tai yra būtent jau yra NŠA ir matematikos mokytojų bendradarbiavimo. Galėjimas bendradarbiauti su mokytojais yra labai svarbus ir informacija, kurią gaunam iš mokytojų, reikia mums priimti, pasižiūrėti. Tai nėra, tai blogai, kad turime mes tą kritiką ar panašiai. Tai yra iš tikrųjų svarbu. Iš NŠA pusės mes tikrai esame atviri matyti ir visą informaciją, kurią šiandien buvo pasidalinta valdo, tiek informacija, kuri yra programą ar kitus dalykus mes visus talpiname į e-mokyklą ir stengiamės visą informaciją jums pateikti. Yra tam tikrų atsiprašymų dėl to, kad e-mokykla mums nepavyko pirmų kartų pateikti tinkamą informaciją dėl to, kad, kaip ir valdas rodė, formulės iškrito ir pati sistema nepriėmė. Šiuo metu yra jau kaip ir turėtų būti sutvarkyta ir visa informacija yra apie programą, turėtų sutapti. Taip pat mes esam patalpinę naujienose, kur čia buvo dažnai užduodamus klausimus ir visą kitą informaciją yra bandoma pasidalinti, kuri yra svarbi matematikos mokytojams. Iš kitos pusės mes įsivaizduojame, kad ir matematikos mokytojai, kaip sakiau, ir rašytų mums ir gali, ir laiškais, galbūt ir kitais būdais į NŠA ir tikrai mes bandytume priimti visą informaciją ir atsakyti visus klausimus, į klausimus ir asociacijos, kurią mes gavome, bandome sureaguoti ir atsakyti. Tai toks mūsų yra noras ir tas bendradarbiavimas tarp mūsų ir mokytojų, mums atrodo, yra pakankamai svarbus ir lūkestis yra išgirsti vienas kitą ir dėl tų balų, sakysime, yra labai svarbu išgirsti ir išsiaiškinti, ko mes nesuprantam vienas iš kito. Ir, sakysime, ir čia dabar jau vyksta diskusija vis dėlto su tą formulę. Tai viliuosi, kad mes kuo daugiau kalbėsim, tuo mums bus visiems aiškiau, bet nebus nesusipratimo. Tai toks yra noras kalbėjimo. Ir aš suprantu, kad kai kurie mūsų, turbūt ir kiti kolegos patvirtins, kad kalbėtis ir diskutuoti toks poreikis ir noras yra. Nežinau, matau, Miglė įsijungia, turbūt noriu gal pratęsti. Taip, ačiū. Ir aš gal tik tai prieš Miglę atsiprašau, būtų gerai, jeigu jūs turite klausimų tiek dėl jaunesnių klasių, tiek dėl vyresnių klasių, tikrai galite čia rašyti ir mes pabandysime visus atsakyti, nes lengviau būtų atsakyti klausimus, kurie būtų čia, nei turėti tam tikrą gyvą pokalbį. Tai kviečiau bandyti ir užfiksuoti mūsų kalbėjimo metu ir klausimus, kuriuos jūs turite. Taip, aš prisidėčiau irgi prie siūlymo, jeigu mokytojai tikrai manote, atradote teisingesnę taškų perskaičiavimo formulę, tikrai pasidalinkit, tikrai priimsime, nes kodėl buvo taip, o ne kitaip. 4/3 atsirado iš tos idėjos, nes buvusio pirmojo tarpinio
ir dabar atsiradusios antros, tai yra pirmos valstybinio brandos egzamino dalies struktūra, apimtis kardinaliai skiriasi, trūksta trečdalio kurso. Ir būtent todėl tiesiogiai prilyginti 20 taškų su 40 taškų mes negalim, tiesiog tai yra skirtingi visiškai objektai, mes jų lyginti tarpusavį negalim. Va būtent todėl atsirado tos 4 trečiosios. Bet jeigu jūs galvojate, kad tikrai yra teisingesnė formulė, tikrai dalinkitės ir tikrai priimsime kitą nuomonę. Ir dar plus galbūt nepaminėjau, nes man rodo yra mūsų puslapį irgi paskelbta informacija, kad mes kviečiam ir norinčius rengti ir užduotis. Taip. Ir rengti, sakysime, metodinę tam tikrą medžiagą, registruotis į mūsų viešųjų pirkimų esančiame portale dinaminę sistemą, kur tikrai mielai lauktume jūsų visų galimybių dalyvauti ir tikrai mes turėtumėm galimybę visus išgirsti ir su visais kontaktuoti, nes tikrai užduotis bus rengiamos, tikrai bus ieškoma žmonių ir vienas valdas, matyt, neparengs visų užduočių, o tos ieško dažnai ir alternatyvių užduočių. Tai aš tiek įsivaizduoju, būtų kvietimas visiems irgi pažiūrėti, naujienose buvo NŠA paskelbtas, jeigu reikėtų nuorodų ar kažkas tai norėtų, galite ir man parašyti ir Miglė turbūt ar Valdui pasidalinsim tom nuorodom, kur reikėtų registruotis viešųjų pirkimuose. Jeigu manote, kad jūs tikrai norite, turite galimybę tą daryti ateityje, būtume irgi labai dėkingi. Tikrai taip, ir aš kaip tik tuo į pokalbių langą būtent įmesiu tą mūsų puslapyje buvusią naujieną, kvietimą registruotis tiek rengti metodinę medžiagą, užduočių pavyzdžius, tiek dalyvauti jau tikrųjų patikrinimų užduočių rengime, recenzavime. Tikrai kviečiu visus registruotis į dinaminių pirkimų sistemą. Ir kaip nurodyta, tuoj bus, kurią įkelsiu informacijoje, tikrai reikalavimai rengėjam tikrai nėra itin dideli, tiesiog svarbiausia turėti norą dalyvauti, norą dalinti savo patirtim ir tiesiog būti kartu, nes svarbiausia būti kartu, žiūrėti tą pačią kryptim, nes visi mes norime geresnio rezultato ir tiesiog tikrai nesinori priešiškumo, norisi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Todėl tikrai labai kviečiu registruotis, kviečiu darbuotis kartu. Tai yra dabar kokios būtų rugsėjo mėnesio mano požiūrių konsultacijų išvados. Tai 3 ir 4 gimnazijų klasių tinkamam turinio išdėstymui 6 savaitinių pamokų užtenka. Vienintelis dalykas, ką aš noriu pastebėti, kad pereinamasis laikotarpis neturi baigtis šiemet. Tai yra pereinamasis laikotarpis gali baigtis vėliausiai po 2 metų pagal mane. Tai yra ir tas gali būti tiesiogiai susijęs su modulio praradimu. Tai yra ir aš siūlyčiau pratęsti dar 2 metams pereinamąjį laikotarpį, kol nepraeis 4 metai, kalbėti apie kažkokią pereinamą laikotarpio pabaigą tikrai nėra protinga. Tai yra pereinamasis laikotarpis anksčiausiai gali baigtis mano galva tada, kai atsiras paskutinis vadovėlis. Tai yra be vadovėlio mokytojai, mes suprantam, jokios nuorodos ten mums, sakykime, taip gyvenimo iš esmės nepalengvins. O dabar dar trūksta kiek? 3 vadovėlių. Reikia organizuoti B kurso vadovėlių konspektų rengimą. Tai yra tie, kas susiregistruos į tuos visus, kur čia minėjo Miglė ir Vainas, į tuos visus 2 projektus. Vienas projektas susijęs su egzaminų užduočių rengimu, kitas projektas susijęs su šiaip medžiagos, tai yra turinio kūrimu. Tai yra, būtų gerai, kad būtų galima suorganizuoti mums kažkokiu tai būdu B kurso vadovėlio konspektą. Tai yra be mokytojų, be geranoriškumo, mokytojų įsitraukimo į šią veiklą, tai yra nieko nebus. Na, gal kartais leidyklos ir pradės daryti B kurso vadovėlį, bet kol kas aš dar negirdėjau. Tai jeigu mes nepradėsim šiemet, tai kitais metais vėl tas pats, dar kitais dar tas pats. O kodėl nepasikeisti mums, sakykime, taip, tuo, ką mes turime vienas su kitu ir palengvinti savo gyvenimą. Mesgi viena šeima šiaip jau.
Taip, dabar VB užduočių pavyzdžiai parengti pagal programą ir užduočių matricą. Šitą sakinį rašiau dėl to, kad negavau ne vieno įrodymo, kad kažkas kažkur netinka, kažkas kažko neatitinka. Tai yra apie sunkumą kalbėti, tai yra kitas dalykas. Tai yra, jeigu apie sunkumą kalbam pasaulinę prasme, tai manau, kad šita užduotis, kiek aš esu matęs, tai maždaug vidutinė yra. Tas pavyzdys šiek tiek, mano galva, tai yra nepataikyta su B kurso užduotim, šiek tiek galima ją pažeminti, bet aš tikiuosi taip ir nutiks, tie, kas rengs realią užduotį, tai yra neperžengs šitos kartelės, o tiksliau pasiims tą kryptį, kuri yra labiau atliepia šių dienų mokinius. Taip. Dabar apie VB vertinimo gaires. Viena problemų, mano galva, kiek aš jau čia 20 metų tame vertu, jau daugiau, tai yra, mano galva, tai yra nekorektiškas, neprofesionalus, tai yra užduočių, mokinių atliktų užduočių vertinimas. Niekaip negaliu suprasti tokio momento, čia nežinau, kada jis atsirado, matyt, kai pradėjo mokytojai vadovauti užduočių vertinimui, tai yra, kad tikimybė P lygu 1/2 laikoma neteisingų sprendimų, nes parašyta P nuo A, neparašyta P nuo A. Ir aš tokių dalykų nesuprantu, tai grubiai šnekant apie tai kalbu, nesuprantu trikampių panašumo požymių, nesupratimo, tai yra, jeigu 3 kampai lygus, tai trikampiai nėra panašus, yra 0 taškų, tai yra man kažkas nesuprantama. Tai yra, ir kartais matyti reikėtų susitarti, kad mes nepriklausytumėm nuo vienas kito nuomonės. Tai yra vėlgi tos vertinimo gairės. Tai yra galėtų kažkokiu tai būdu būti įteisintos. Na, aš galbūt čia svaigstu, bet tokia mintis yra. Toliau, mokyklinių žymenų standartas, labai, sakykime, taip jautru yra, kai kažką mes kažkur kažkaip pažymime. Tai yra, ir tas jautrumas yra labai, sakykime, susietas su manim kaip asmeniškai, kaip mokytojui. Visą laiką dariau taip, dabar staiga man liepia kitaip. Nieks nieko neliepia, tai yra galima žymėti kaip mes norim, jeigu mes žymėm kaip norim, bet mes norim žymėti protingai, tai yra žinodami, kodėl taip žymim. Tai tokį žymenų standartą tikrai reikėtų parengti, tai yra jis nėra pačios skubos, jau pirminės skubos toks reikalas, bet pradėti jį rengti reikėtų, mano galva. Na ir viena mintis, kaip sakė Vaino, sakė, nuo konsultacijų mokytojai pavargę, bet vienos konsultacijos, mano galva, spalio mėnesį tai yra tikrai reikia. 11-12 klasių mokytojams tai yra būtent, kad mes neišėjome Vaino, ne tos pagrindinės dar 12 klasės dalies, tai yra nekalbėjome apie 12 klasės programos niuansus. Tai būtų tokios išvados, na ir būtini darbai. Tai yra suburti darbo grupę, tai yra būtent iš tų užsiregistravusių žmonių, asmenų, suburti darbo grupę vertinimo gairėms parengti, VB vertinimo gairėms parengti. Tai yra ir tas gairės, vertinimo gairės būtų gerai paskelbti, čia užrašiau tokią datą iki vasario 30 dienos. Tai yra po paskelbimo, tai yra jas turėtų aprobuoti visa visuomenė, tai yra pirmiausia asociacija, kuri kažkaip tai staiga netikėtai pabudo šių seminarų metu, tai yra paskelbusi didelį tokį kreipimąsi į visuomenę, koks nevykęs tas ciklas seminarų ir taip toliau ir panašiai, bet atmetus visą šitą A raidę, tai yra lieka raidė B, kur ten yra daug labai gerų dalykų tame kreipimąsi ir iš to kreipimosi galima tiesiog išnešti daug naudos, ir reikia žiūrėti į viską pozityviai. Tai yra vertinimo gairių projektas bus paskelbtas, jeigu mums pavyks padaryti tai, ką mes planuojam, tada asociacija dar kokį mėnesį svarsto ir jau, sakykime taip, po visų aprobavimų jau mes tada vertintojai turėsim šiek tiek mažiau problemų. Su problemu, aišku, neįspręsim. Na ir suburti darbo grupę VB užduočių pavyzdžiams ekspertuoti, išvadas pateikti iki. Viena yra šnekėti, antra yra visas, sakykime taip, pastabas surašyti daugmaž mokslinių pagrindų, tai yra ekspertuoti, kaip buvo, prisimenat, pernai buvo ministerija ekspertavo tarpinio patikrinimo užduotis, taip, ekspertavo. Nu kas, jau jos įvyko, tarpinis patikrinimas įvyko, kas iš to ekspertavimo?
Tai dabar yra pats laikas, mano galva, va šitus pavyzdžius, tai yra užduočių pavyzdžius ekspertuoti ir teikti tinkamus pasiūlymus tiem žmonėm, kurie rengs tą užduotį. Tai yra, nes NŠA jų nerengs, rengsite jūs, tai yra tie, kurie užsiregistravę. Tai va toks yra tikslas yra šitų dalykų, toks yra tikslas. Na ir tada būtų ačiū uždėmesį paskutinę skaidrę. Tai yra, bet dabar turime, kaip pasakyti, tą laiką, kuris skirtas jum, jeigu turite ką pasakyti. Pirmas klausimas, ar reikia tų seminarų toliau, ar nereikia. Tai yra vieną seminarą, aš tikrai prašysiu, kad Vaino leistų dar padaryti taip. O kita mintis yra vis tik tai eiti, mažiausiai mano galva reikalinga pagalba yra būtent 11-12 klasių mokytam, mažiausiai jiem reikia. Tai yra 8-okam žymiai sunkiau, 9-okam žymiai sunkiau, 10-okam žymiai sunkiau, 5-okam nemanau, kad labai lengva, o pradinių klasių mokytam tai ten iš viso yra. Taip. Tai yra šiuo atveju vasario 30 diena, kur aš čia užrašiau, ne toks džiaukas, taip? Kas pastebėjo klaidą? Tai turbūt, ne? Čia jau kosmosas vasario 30 diena, tai yra, mes matematikai turėtumėm, ja, tai yra pastebėti, oi, dingo mano, ačiū žinau, noriu pataisyti. Yra toks klausimas, nežinau, gal Miglė gali atsakyti, ar 11-okai pirmą dalį laikys ne savo mokykloje, kur laikys egzaminus per 11-okai? Taip, aš šito nežinau. Čia Miglė gal žino. Ar Miglė yra prisijungus? Erika atsakė, kad nėra priimtas sprendimas dėl matematikos egzamino vykdymo. Aš atsakiau, labą dieną, girdite turbūt mane, taip? Taip, Čia mačiau, kolegių buvo klausimas, ar A ir B lygis egzaminą laikys tose pačiose patalpose. Tai čia mes atsižvelgsim dėl vykdymo, kai bus patogiau pateikti užduotis, jeigu kalbam apie antrą egzamino dalį. Pirmą egzamino dalį, kadangi laiko vykdymo centruose, kurie yra dažniausiai tos pačios mokyklos didelių egzaminų, tai žinoma, mokyklos administracija ir suskirsto į protokolus. Tai kaip jam patogiau, taip jie ir suskirsis. Ar A ir B lygis skirs ar ne, jau čia yra vykdymo centro reikalas. Gerai. Dar aš daugiau klausimus mačiau, kaip ir atsakytus buvo dėl vasario 28. Ar 12 klasės mokinys gali keisti lygį iš A į B? Tai Miglė atsakė, kad gali. Jeigu aš teisingai suprantu? Taip, lygį keisti gali, tik tai turės tada, jeigu pernai metais laikė tarpinį patikrinimą, dabar jau tą pirmąją egzamino dalį A lygių, tai reiškia turės laikyti dabar jau pirmą dalį B lygių, jeigu pasikeis. Dar yra klausimas, ar šių metų 11-okai galės perlaikyti, buvo kalbėjom, kad galės perlaikyti tik praeitų metų 11-okai, tai yra dabartiniai 12-okai. Taip, tai aš ir pokalbių langė atsakiau, kad tikrai galės perlaikyti ir šių metų 11-okai. Ir brandos egzaminų organizavimo vykdymo tvarkos apraše parašyta, kad 11-okai gali perlaikyti per 3 dienas parašęs prašymą savo mokyklos vadovui. Daugiau klausimų kaip ir nematau. Yra dar vienas Anos Mažulienės. Labą dieną. Norėčiau pasitikslinti dėl formulių lapų. Mokyklos svetainėje patalpintos 2 formulių lapų versijos. Praeitų metų mokslo metų ir naujas papildytas variantas. Ar tas papildytas variantas jau galiojantis yra galima juo supažindinti mokinius, ar jis vis dar turi projekto statusą ir dar negalima juo remtis? Ačiū. Dar tikrai tai yra projekto statusas, dar nėra užduočių aprašai, dar nėra patvirtinti ministro įsakymai. Papildysiu šitą atsakymą, tai yra, kodėl taip yra, kodėl matom 2 versijas. Ne? Tai yra viena versija projekto stadija, kita versija galiojanti. Kol projekto stadija nepavirs galiojančią versiją, tol galioja sena redakcija. Tai yra senas variantas, taip. Bet aš tą, ką jums šiandien rodžiau, tai yra, kada bus jau ministerijos paskelbtas skelbti, kada bus surinktos visos pastabos. Tai yra tą, ką aš jums šiandien rodžiau, tai yra tas variantas, kuris yra dabar šiandien ant mano stalo ir jisai potencialiai gali tapti prezidentu, tai yra galiojančio formulė. Jeigu nebus daugiau pastabų. Bet gali ir netapti, jeigu gali ir netapti, jeigu kartais ministerija nepatvirtins, liks galioti senos tos, kurios dabar galioja. Taip. Ne, tai neliks galioti, patvirtins kažką, bet galbūt dar bus pastabų. Taip, jeigu bus pastabų, į jas visas atsižvelgiam, taip, tikrai taip. Būtent laukiam pastabų.
O vykdytojai savų mokyklų mokytojai, ar tai VBA? Vykdytojai, čia dabar nežinau, turbūt apie pirmą arba antrą dalį klausia, tai tiek pirmoje, tiek antroje daly gali būti ir savos mokyklos mokytojai, nedalykininkai ir neturintis kažkokių tai kitų susijusių interesų su kandidatais, bet gali būti ir kitų mokyklų vykdytojai, tai čia jau priklauso nuo savivaldybės atsakingos asmenų. Kiekviena savivaldybė gali priimti skirtingus sprendimus. Jei mokinys 11 klasė nelaikė tarpinio dėl jam žinomų priežasčių, ar galės laikyti šiemet pirmą dalį? Na, jeigu tos žinomos priežastys yra pateisinamos, tai žinoma, jam bus suteikta galimybė laikyti šiemet. Pakartotinės sesijos metu pirmąją dalį. O laiką, kad skiriate, tikrai ačiū ir manome, kad ir mes ir naudingai praleidžiate laiką, ne tik dalyvaujate, bet taip yra